Labas vakaras. Labas vakaras, pratestuosim toj tik tai ryšį, ar atsirado. Pažiūrim. Kol kas nematau, o jeigu kas nors mato, tai duokit ženklą, kad veikia, bet aš dar pati nematau. Tai turėtų keletą minučių užsikrauti. Jau viskas rodo laivas. Mes laivą. Nu, man nerodo. Aha, nu tai šaunu, kad pasijungiam. Šiandien paliesim labai gerą temą, kur yra labai dviprasmiškų nuomonių, reikia to ar nereikia, ką mums tie pusryčiai ir jeigu jų reikia, tai ką ten reikia valgyti. Tai kaip, Remigija, tu pusryčius valgai ar ne? Aš savęs neatsimenu niekada, jokiam amžiaus tarpsnį, kad aš nevalgyčiau pusryčių. Pas mane yra visą gyvenimą, kiek aš save atsimenu, aš pramerkiu akis, nesvarbu, kada tai būtų, ar 3 nakties, ar 5 ryto, ar ten 12 dienos, kada aš atsikeliu, pirmas dalykas, ką aš turiu padaryti, tai pavalgyti pusryčius. Tai visą gyvenimą mano tai yra, kaip sakant, kūnas taip manęs prašo. Aš galiu vakarienės nevalgyti ir man yra viskas gerai, bet pusryčių aš negaliu praleisti ir taip pat aš mokinu ir savo vaikus, kad pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas, pradėti dieną su užpildytu baku, kaip sakant, kuro, kad turėtumėm energijos dienos darbams. Tai buvai geras vaikas ir mamos džiaugsmas tada, kai valgiai. Nežinau, ar tiek džiaugsmas, ar rūpestis, todėl kad šiandien dienai man yra galvos skausmas kartais, ką pagaminti vaikams pusryčiam, nes oi, to nevalgysiu, oi, tas neskanu, oi, čia aš nenoriu, žinai, ir taip toliau. Ir vis tiek turi sukti galvą, ką pagaminti tokio, kad valgytų, kad būtų maistinga ir kad jiem patiktų, kad būtų skanu. Tai čia apie tai pakalbėsim gal truputį vėliau, o pradėkim gal nuo to, kad vis tik tais yra labai daug žmonių, kurie sako, aš nenoriu valgyti pusryčių atsikėlus, man arba aš anksti keliuosi ir man neaktualu, aš nenoriu, aš dar nejaučiu alkio, arba aš neturiu tam laiko ir taip toliau, nes tikrai didelė dalis žmonių nevertina pusryčių kaip būtinybės savo racione dienos. Tai va, ir kaip tau atrodo, o pas tave rate yra daug tokių žmonių, nes pas mane tikrai labai daug. Aš galbūt rečiau sutinku tokių žmonių, bet pasitaiko, tačiau girdžiu pas vyrą. Dažnai ateina, klausia dėl mitybos ir sako, aš pusryčių nevalgau. Tai vyras turi savo metodų, kaip jisai siūlo, bet kas ateina pas mane, jeigu klientai ir sako, aš nevalgau pusryčių, aš labai jiems parekomenduoju mūsų kokteilius, pradėti dieną nuo to, kad būtų lengva, bet kūnas priprastų prie tų pusryčių. Kartais pavyksta, bet dažnai žmonės tiesiog grįžta prie seno įpročio. Tai labai gaila iš tikrųjų, kad atrodo nori padėti įrodyti ir atversti visą tą mitybos supratimą dienos racione, bet įprotis yra įprotis. Jeigu tėvai neugdė to įpročio, kad reikia valgyti pusryčius, kad ir kaip nori įprasti vėl valgyti yra sudėtinga. Bet jeigu yra kažkokios sveikatos problemos ir tai priverčia žmogų jau susimastyti ir priimti tą sprendimą, kad aš jau valgysiu, tada yra lengviau. Ir tada, kai pusryčius pradeda valgyti, tikrai pasijaučia visiškai kitokia savijauta dienos eigoje. Tai gal ir pakalbėkim pradžiai nuo to, kas ten vyksta organizme ir kodėl reikia apskritai tų pusryčių, nes kai nesupranti, tai atrodo, kad aš čia tokio nenoriu ir nevalgau.
Nu, yra visokių dabar ir tų mitybos, visokių principų ir ten badavimas kažkoks ir ten protarpinis ir ten dar kažkokie visokie dalykai, kad ale turiu trumpą laiką, per kurį turiu viską suvalgyti, visą kitą laiką nevalgau, nes atseit atsistatinėja mūsų ląstelės. Bet mūsų ląstelės atsistatinėja, tarkim, 12 valandų, tai užtenka to laiko nuo vakarienės iki pusryčių nevalgyti ir reikia mūsų kūnui maistinių medžiagų ir atsistatyti tom ląstelėm būtent su maistinėm medžiagom. Ir ryte mano suvokimu gaunasi taip, kad mes po nakties mūsų kūnas dirba, išsivalo, žodžiu, viską suvirškina, atsistatinėja po praeitos dienos galbūt stresų, galbūt darbų ir taip toliau. Ir mes kaip ir atsikeliam su tuščiu baku. Ir mes norim varyti ant 300 su tuščiu baku. Tai mūsų kūnui iš karto yra problema, iš karto yra stresas, kortizolis kyla. Nu, o kas tai gaunasi, kad mes dar labiau įtakojam savo kūno maistinių medžiagų deginimą, neduodami maisto iš ryto. Ir tai, aišku, užsisuka ten labai daug visokių niuansų, kuo ilgesnį laiką nevalgom tų pusryčių, bet mano kūnui asmeniškai tai yra didžiulis stresas nevalgyti pusryčių. Aš dabar šiek tiek turiu pasikeitusi šiais metais irgi savo ryto rutiną. Tai anksčiau būdavo taip, kad keldavau daug anksčiau ryte, pati susiruošdavau, pavalgydavau pusryčius ir tada vaikus žadindavau. Dabar šiais metais taip šiek tiek pasikeitė, kad aš atsikeliu, išgeriu savo kokteilį energijos ir su skaidulom ir tada einu žadinti vaikus ir tada tie pusryčiai gaunasi, kad mano šiek tiek nusikelia, nes taisau vaikams, po to savo pasitaisau ir reikia man tą laiką išbūti. Tai jeigu ne mūsų skaidulos, kurias reikia šiaip vartoti bent jau pusę valandos iki maisto, tai aš nežinau, kaip man reikėtų nesusipykti ryte su vaikais, jų neapšaukti, nes man reikia maisto, mano kūnas reikalauja maisto, bet jeigu aš atsikeliu dabar ryte, išgeriu savo energetinį gėrimą ir kartu skaidulas, aš gaunu ir vandens nemažą kiekį nuo ryto, gaunu skaidulų, mano kūnas tai apdoroja, tai pusvalandį aš galiu ištvert ir tada einu valgyti pusryčių. Bet jeigu ne pusryčiai ir ne skaidulos, tai mano vyras bėgdavo iš namų anksčiau, ko aš nepavalgydavau. Tai čia žemiško moterim turbūt kaip man maistas irgi yra svarbus. Tai jeigu moteris jaučiatės raganos nuo ryto ir nedaug dievė vyras kažką pasakys ir sproks viskas, tai žinokit, čia jau jūsų veikia kortizolis ir pats laikas galbūt susimastyti ir pradėti susidėlioti kitaip mitybą ir įtraukti į racioną sveikus, maistingus pusryčius į jūsų kūną. Ir aišku, to pasiekoj mažės maisto valgymas vakare. Be abejo, nes turi įtaką. Taip. Visi tie dalykai, kuo mes maitinamės ryte, tai aš dar tik norėčiau paakcentuoti, kad naktį mūsų organizmas dirba non-stop ir dar padidintų krūvių, nes jis turi jau ne tik tai virškinti, ką daro dieną, bet vyksta persitvarkymas, regeneracija, visų toksinų ir tų medžiagų apykaitos produktų šalutinių pašalinimas, vyksta stipri detoksikacija, kur dalyvauja kepenys, inkstai, žarnynas tas pats ir ta pati oda, jeigu ten problemos su žarnynu. Tai ko reikia mūsų organizmui ryte, tai teisingo kuro. Kas yra teisingas kuras mūsų kūnams? Pusryčiai. Pusryčiuose, kas turi būti, nes dažnai mums atrodo, tai koks skirtumas, ką tengi į tą skrandį, svarbu užmalšinsiu talkio jausmą ar ne ir lekiu pro duris. Man kažkada tokia jauna mergina sakė, aš iki šioliai galvojau, kad nesvarbu, ką valgai, svarbu, kaip sako, kad nebėra talkio, makaronų suvalgiau ir gerai. Gal kol mes esam jauni, kaip sakant, 18, 15 tenai metų,
nu, tai tada galbūt ir nejaučiam tos didelės įtakos, ar tai makaronų suvalgiam, ar tai ten kokią bulką su dešra suvalgiam. Bet jeigu mes jau sulaukiam, kaip mes 40-50 metų, tai jeigu iki tol mes būtumėm 20 metų visiškai nežiūrėję į mitybą, tai kažin ar mes dabar jaustumėmės taip gerai, kaip jaučiamės dabar. O šiaip žiūrint į tai, kad kai žiūri, ką valgai, kai gauni tai, ko reikia, automatiškai, aš sakau, nuvėlinam senatvę. Ir senatvę, šiandien irgi klausiausi, labai stipriai vėlina baltymai, kuriuos mes turėtumėm gauti su pusryčiais, nes tai yra statybinė mūsų medžiaga, amino rūgštis. Taip, ir labai daug dalykų iš baltymų sudaryta. Tai pradėkim, ne tik tai raumenis, ką dažniausiai mes ar neasocijuojam su baltymais, kad baltymų reikia raumenim, ypač jeigu augini raumeninę masę. Nu, tai jų tada reikia labai daug norint, kad jinai atrastų. Ir hormonam, ir tiem patiem fermentam, dėl ko ir virškinimas stringa, dažnai tokia užsukta problemėlė, nėra gero virškinimo, nėra ir gerai įsisavintų baltymų, o fermentai tai irgi yra dalis baltymų. Tai pačiai imuniniai sistemai reikia labai baltymų. Leptinas irgi tas hormonas. Man labai patiko, šiandien klausiausi laivo vaistininkė apie baltymus kalbėjo, tai sakė, kad, žodžiu, įsivaizduokit, kas tai yra baltymai. Baltymai tai yra statybinė medžiaga. Tai ne tik plytos, bet ir cementas, ir ten visi klijai, žodžiu, tapetai, viskas, kas įeina, kas reikalinga, pavyzdžiui, statybose pastatyti namą. Ir jeigu mes valgom, gaunam baltymų, tai mūsų, kaip sakant, namas statosi gražus, be skylių, be tarpų, storom sienom ir taip toliau. Bet jeigu mes tų baltymų negaunam, nu tai kažkur ten skylė atsiranda, tai kažkur ten, žodžiu, sienos trūksta, tai dar ten stogas tenai kreivas ir taip toliau. Nu tai va čia įsivaizduokim, kad jeigu mūsų kūnas negauna reikiamo kiekio baltymų, tai taip pat kaip namas pastatytas be tam tikrų statybinių medžiagų. Nu tai jisai ilgai nestovės ir šiaip jis bus kiauras, perpučiamas ir taip toliau. Nu, ką moterim galim pasakyti, kas baisiausia moterims turbūt, ar ne? Ir su amžium tas labai išryškėja, ypač kai 50 plus ir šitie hormonai pradeda jau ten iš vis mažėti ir sumažėja. Su visas veido ovalas, kai sako, žemės trauka, ar ne, prasideda. Kas yra labai baisu. Ne, kaip suprantu, dar baltymų aš pakankamai gaunu, nėra. Nu, palauk, dar tau ne tas amžius ir ne tas laikotarpis problematiškiausias, sakykim taip, kada labiausiai išryškėja tos bėdos. Tavo pats laikas nuo 40 plus ypatingai pradėti rūpintis šitais dalykais, nes kai ateis 50 plus, 60 plus, jau bus nebe laikas, nes ten pliusuojasi dar daugiau organizmų. Bet čia esmė tame, kad pakelimas ne tik tai... Pakelsim su pleistriukais. Yra pleistriukų, bet esmė tame, kad jau pakelimas nebėra toks paprastas, ta prasme, jau nenatūralus jisai būtų. Ir šiaip, apskritai mes čia juokaujam apie veidą, ta prasme, odą, bet krenta viskas, krenta. Ko nematom, krenta irgi. Ir čia ten krenta ir visi organai krenta ir netgi girdėjau, kad būtent to pasiekoj būna laisvėja raiščiai visi ir net šlapimo nelaikymas atsiranda vien todėl, kad krenta mūsų pūslė. Tai sakom, nuo gimdymo, kad atsirado čia, bet dažnai gali būti, kad vyresniam amžiui būtent nuo baltymų trūkumo. Taip. O kaip minėjau, 40, kai amžius ateina, tai natūraliai jau nuo 30 metų raumeninė masė, net ar sportuosi ar nesportuosi, šiek tiek mažėja nuo 0,8%, kiekvienais metais vis sumažėja raumeninė masė. Tai paskaičiuokim, jeigu metai bėga, kiek mes jos netenkam, o jeigu dar nesuvalgom,
tai organizmas savo resursus pasipildo kasdien iš raumenų taip pat. O nuo 40 plus tai ten tie procesai dar labiau paspartėja. Tai turbūt senyvą amžiaus žmogų esam matę ir kur kas krenta labiausiai į akis, kad raumenų tai ten labai jau mažai belikę. Nes ten 50 plus dar sparčiau, ten virš procento, man atrodo, ir daugiau. Tai po 70 labai labai spartus procesai prasideda. Bet čia dar galima akcentuoti, kad baltymai ne tik raumenim, šiaip širdis mūsų raumuo irgi, tai visa kraujotaka, bet ir sąnariai labai stipriai įtakojami yra to, kad jeigu mes gaunam pakankamai baltymų, mes apsaugom savo sąnarius, kad jie, kaip sakant, kad jų nereikėtų keisti sulaukus 40 plus, nes dabar bent jau tendencija vis jaunėja žmonių, būtent kuriem reikia keisti sąnarius nebe 60 ar 70, o jau 40 metų. O ką reiškia keisti jau sąnarį, tai jau mes reiškia turim kažkokių judėjimo, sumažintą judėjimą, nes jau nebegalim tikrai su dirbtinais sąnariais judėti taip, kaip judam su savais ir dar sveikais. Tai jau geriau kažkaip pasirūpinti tą, aš sakau, prevenciją, žiūrėti, ką valgom, nors iš maisto, aš prisipažinsiu, Jūrate, yra beprotiškai sunku surinkti reikiamą kiekį baltymų. Tai jau garantuotai pritariu, nes tikrai žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu, realiai šiaip, daugybę galim prisiklausyti, kas šneka apie mitybą. Reikia ir gerųjų riebalų, reikia ir angliavandenių, reikia baltymų, reikia skaidulų, žodžiu, visko reikia. Bet kai pradedam žiūrėti iš tikrųjų, kiek mūsų kūnui reikia tų maistinių medžiagų, kad jisai tinkamai funkcionuotų ir nepradėtų byrėti ir neatsirastų skylės, kaip sakant, sienose, tai suvalgyti su maistu yra neįmanoma. Labai stengtis reikia, labai stengtis. Nežinau, aš galbūt esu iš tų, kur valgau normaliai, bet ne per daug, ta prasme. Tai, man netelpa tiem. Aš kažkada bandžiau pačioj pradžiai, kai jau pradėjau į tą sveikatingumą lįsti, skaičiuoti, kaip valgau. Aš dar baigiau vieną kursą, kur irgi baigiamąjį darbą reikėjo rašyti apie sudaryti mitybą, aprašyti, kiek ko yra ir kokią įtaką žmogui daro. Kosmosas iš tikrųjų. Yra kosmosas arba netelpa tiek į pilvą, kiek reikia suvalgyti, arba reikia beprotiškai ieškoti geros kokybės maisto. Taip, ir labai mokėti jį susidėlioti lėkštėj, kad gautų pilnavertišką maistą subalansuotą, kad ten viskas būtų. Ar netgi įmanoma viską, aš šiai dienai tai labai abejoju. Nes pasižiūrėjus į kokybę, į daržovių kokybę, ką mes perkam, tai ten apie vitaminus, mineralus, kurie ten yra, tai turbūt, reikia pasvajot galima, kad ten jie visi būtų, gerai būtų, jeigu būtų, bet šiandien... Gal buvo, kol dar nebuvo paveikti. Taip, bet šiandien viskas yra labai smarkiai pasikeitę ir žemdirbystėje ir visuose tos ūkiuose ir žemė yra labai nualinta ir tiesiog tam pačioj žemėje nebėra tų mineralų, kurie turėtų būti. Tai ką kalbėti apie tai, kad ar mes juos gauname, kai viskas auginama, pagrindinės daržovės auginamos jau net nebe žemėje, o šiltnamiuose prie dirbtinio apšvietimo. Ir šiaip tai čia vienas. Tai paskui, taip kalbėkim dar, kas po to gaunasi, kai nepavalgai tų pusryčių ir kokia savijauta laukia dienos eigoje. Teko? Tai aš taip iš savo patirties iškart sakau, yra tragedija. Geriau net nekalbinkit ir net nenorėkit susitikti su manim.
jeigu aš esu nevalgius pusryčių ir, pavyzdžiui, šiaip netgi sako, ai, naktį atsikeliu, tarkim, skrendu lėktuvu ir negaliu valgyti ten taip anksti. Tai aš, jeigu skrendu, tarkim, į kelionę, tarkim, reikia keltis 1 nakties, aš realiai oro uoste, ta prasme, atsikeliu ryte, 1 nakties, tarkim, pavalgau namie pusryčius, tada nuvažiuojam į oro uostą, ten praeina 2-3 valandos, aš vėl valgau pusryčius ir tada, tarkim, nuskrendam kažkur tai į kitą šalį ir aš vėl valgau pusryčius ir, pavyzdžiui, tuo metu aš galiu valgyti 3-4 kartus pusryčius, todėl, kad, nu, taip susidėlioja, kad aš pradedu juos labai anksti valgyti. Tai, aha, tu vis dinginėjai man. Nu, Aha, bet tikiuosi, kad viskas čia gerai daugiau. Tai va, tai, o šiaip pati savijauta, tai mano yra labai prasta. Pirmoje vietoje nuovargis kažkoks atsiranda padidintas, tada nuotaika, nu, neduok dieve, užkalbins kas nors, tai sproksiu, kaip sakant. Mieguistumas, nu, tai maždaug, bet pas mane tokios būtų tokie pojūčiai pradžiai, vat nevalgius pusryčių. Aš nesu turėjus realiai dienos, kad aš nesu valgius pusryčių. Esu tada, kada tyrimus reikia daryti ir negalima valgyti. Tai vat esu tuos, kaip sakant, kartą į 2 metus ryte, bet aš dažniausiai stengiuosi užsirašyti kaip įmanoma anksčiau, kad aš galėčiau greičiau nueiti, bet savijauta tai tikrai yra labai labai prasta ir aš tik tai svajoju, kad aš galėsiu pavalgyti ir viskas tada atrodo, kaip nueina, tas užuolaida atsidaro ir jau ir nuotaika ir viskas labai gerai. Gerai. Aš galvoju, kad mes gal jau einam link finišo ir tada pašnekėkime apie tai, kas ten turi per tos pusryčius būti, nes pas daug žmonių tikrai, pavyzdžiui, geria kavą ryte, arba kažkokia bandelė, arba labai dažnai vaikams dribsniai pusryčiams ir įsivaizduojam, kad duodam gerą maistą, nesgi greitai, čia užpyliai, suvalgė, sotus ir išlėkė. Kas atsitinka ir kokie tie variantai? Tavo tie visi išvardinti dalykai, mieguistumas, energijos stoka, tai čia faktas ir kad valgyti, jeigu po tokių pusryčių, kur aš minėjau, kad valgyti norėsi po 1-2, nu tai garantija. Jeigu šiaip žiūrint, jeigu, tarkim, žiūrint, va taip, kartais būna ir mano vaikai, va, tų pusryčių nori, tų sausų su cukraus daug, tai aš matau irgi pokytį jų savijautoj, mokykloje, kaip, va, tarkim, pasakoja, kaip buvo, kokia diena buvo, tai labai stipriai atsiliepia ir jų koncentracijai, susikaupimui ir mokymuisi. Nes tikrai dažnai būna, jeigu ne kokie pusryčiai, va tokie kažkokie greiti, tai tikrai dažnai būna, kad vakare grįžta, oi, kokia bloga buvo diena šiandien. O diena prasidėjo nuo pusryčių, todėl, kad aš, pavyzdžiui, kažkur turėjau išvykti ir neturėjau kaip pagaminti. Tai vat būna tokių dalykų, o šiaip tai mano nuomonė, kad pusryčiai turi būti maistingi ir sotus. Tai, kaip sako, pirmiausia, pusryčiai savo, pietus kažkaip pasidalini su draugu, o vakarienę gali atiduoti netgi priešai, kad nėra tiek svarbu. Tai man yra pusryčiai tikrai sotus, mano mėgstamiausia tai yra būtent traputis, riešutų sviestas ir bananas. Ir dabar, kai pradėjau gaminti tą riešutų sviestą iš skirtingų riešutų miksą, tai iš viso atrodo man kaip desertas, tas toksai pusrytis, bet tai yra ir gerieji riebalai, ir kaip sakant, neapsunkina, bet gaunu ir banano gliukozės. Kaip sako, vaisiai yra, sako, nėra gerai atseit, nes cukraus ypač bananas turi. Tai cukrus iš bananų ir cukrus iš sausų pusryčių yra kaip diena ir naktis, kaip veikia mūsų organizmą. Tai aš esu už vaisius ir vaisių tikrai gan daug valgau. Šiaip apskritai, jeigu, pavyzdžiui, žiūrint, kas turi sveikatos problemų, tai iš patirties netgi esu pastebėjusi, kad kas ar autoimuninės ligas, ar tam, tarkim, cukrinį diabetą turintis,
ir jiems dažnai, pavyzdžiui, sako, vaisių jiems negalima. Bet jeigu jie dieną pradeda nuo vaisių, tarkim, skirtingų vaisių kokteilio, iš tikrųjų jų cukrus netaip kyla, būtent kaip jeigu valgytų ten įprastą kažkokį sumuštinį su dešra, tarkim, ar su sūriu. Tai tai nuo tokių kyla. Košės labai yra gerai, bet vis tiek košės aš rekomenduoju pagardinti, ar tai kažkokiais vaisiais, ar tai uogom, ar tai tą patį riešutų sviestą, aš, pavyzdžiui, irgi deduosi, man labai labai patinka. Jis pas mane šiaip praktiškai visuose pusryčiuose yra, nes tikrai skanu ir duoda to sotumo jausmo didesnį. Aš truputį, matai, kitokius įpročius turiu ir aš daugiau kalbu apie baltymus iš kitos pusės, paprasčiau yra kiaušinius valgyti, tik aš nekalbu apie parduotuvinius kiaušinius. Reikėtų žiūrėti, iš kur jos perkam ir iš laisvai laikomų vištų, tai jos yra kitos maistinės vertės. Tai akcentas vis tiek turėtų būti baltymus, kad taip turi būti gerųjų riebalų ir turi būti riebalų. O angliavandenius gausim taip iš uogų, iš daržovių, pakankamai jų ir iš bandelių ir baltų duonų, tikrai mums jų papildomai nereikia. Kaip labai gajus tas yra dar dalykas, kad vaikamgi reikia cukraus. Tik tai ne taip, kaip įsivaizduojam, smegenys vis tik daugiau sudarytos yra iš gerųjų riebalų, o ne iš gliukozės. Energiją organizmas pasigamina skirtingai. Tai ta greita energija, kurią gaunam iš saldumynų, tokių bandelių, saldžių dribsnių, visokių baltos duonos, tai jinai labai staigiai šoka, labai greitai krenta. Taip ir gaunasi visą dieną, paskui ir šoliuojam ant tų linksmųjų kalnelių. Šiaip nuotaika gera, čia opsito, tai čia taip žaidžia tie cukraus kalneliai pas mus. Ir, taip linkėčiau žmonėm paanalizuoti ir pagalvoti, kaip ta mūsų diena praėjo, pavalgius vienokį maistą ar kitokį. Ir dar labai norėčiau pasakyti apie kavą, kad kava su pusryčiais gerais tikrai nedera, visai nedera. Dėl ko dažnai būna ir magnio, ir tam tikrų mineralų trūkumas, kad jeigu mes net ir valgom gerą maistą ir užgeriam kavą, tai ta kava labai draugiškai išsiveda su savimi mineralus. Tai geležis prie to pačio. Tai pirmą čia pasižiūrėti, tai bent jau tokį gerą pusvalandį pavalgius, palaukim, tada geriam kavą. O ant tuščio skrandžio, tai jokiais būdais negerti ir kava negali atstoti pusryčių, jokių būdų. Tai tada su laiku tikrai užturėsim ir refliuksą, ir skrandžio problemų, ir galim iki žaizdų prieiti. Tikrai taip pritariu, o šiaip tai, kad man asmeniškai, žinau, kad gliukozė, kai jinai šokinėja, jinai labai stipriai įtakoja mūsų ir nuotaiką, ir energijos lygį, bet tuo pačiu iš tikrųjų įtakoja ilgalaikį perspektyvą ir mūsų viršsvorį. Kai taip sukeliam, nukrenta, čia nekalbant apie sergančių cukriniu diabetu, bet tiesiog normaliai sveikam žmogui. Tai tikrai labai stipriai įtakoja. Tai pavyzdžiui, mano atradimas ir mano didžiausia rekomendacija iš tikrųjų mūsų skaidulų tabletės. Aš jau praktiškai metus laiko vartoju kiekvieną dieną ir buvau čia, galvoju, gal man jų nereikia ir galvoju, tiek to padarysiu pertrauką. Ir iš karto pajutau didžiulį skirtumą būtent tiek to šokinėjimo gliukozės, nes kartais būna, išeini kažkur tai susitikti su kokiam draugiam ar dar kažkur tai, ar ten pakviečia į gimtadienis koksai ir yra koks pyragaitis, aš ne visada atsisakau, bet mėgstu aš tokius dalykus, bet retai. Ir jeigu, pavyzdžiui, vartojant skaidulas, tai yra labai lengva suvalgyti labai mažą gabaliuką ir jau jauti, kad jau sotu, saldu ir tas cukrus taip nešokinėja. Tai padeda tikrai išlaikyti tą balansą ir tada automatiškai, bent jau man, labai stipriai jaučiasi ir nuotaikoj. Nes kai nevartodavau skaidulų, tai irgi nuo maisto įtakodavo nuotaiką, čia gera, čia bloga, čia faina, čia ne faina. O kai nėra šuolių to cukraus, iš tikrųjų yra tikrai lengva ir savo emocijas valdyti. Tai labai stiprus poveikis skaidulų yra būtent
padėti reguliuoti cukraus šuoliams, už tai yra vartojama prieš maistą. Ir po to, pavyzdžiui, man yra vienas iš mėgstamų irgi pusryčių kokteilis. Tai va šiandien ryte aš, pavyzdžiui, gėriau kokteilį. Tai ten su vandeniu sumaišius 18 gramų baltymų gaunasi. Tai ir skanu, ir sotu, ir kaip sakant, ir gavau to, ko reikia mano dienos pradžiai. Taip, tai norėčiau, kad neišbrokuotų, kaip pasakyti, žmonės šitų baltyminių kokteilių, tik labai svarbu žiūrėti taip pat į sudėtis. Ne visi kokteiliai yra lygų maistas, nes labai daug dabar rinkoje yra tiesiog baltyminių kokteilių. Yra rūgštis, tik tai klausimas, ar jos ten gerai sudėtos tokiais kiekiais, kaip mums reikia. Ir ne visi kokteiliai tie baltyminiai to lygų pilnavertis maistas. Tai apie tos... Pabėgo kažkur yra. Kažkur buvai pabėgusi. Aš kaip tas, nežinau, šiek kai vaiduoklis dingstu atsirandu. Tai turi būti maisto pakaitalas. Tik tada jisai turi atitikti maistinę vertę. Ten kas turi būti tai baltymai, tos amino rūgštis, vitaminai, mineralai ir skaidulos. Tada galima tai vadinti maistu. O variantų kokybiškų pusryčių tikrai yra, tik tai reikia neužmiršti suderinti. Baltymai, gerieji riebalai ir šiek tiek angliavandenių, kad iš jų gauti skaidulų. Tai tokios atrodo paprastos taisyklės, bet kartais nepaprasta jų laikytis. Bet variantų yra visokių. Ir kas skuba į darbus, tai tikrai priminsiu, kaip aš vaikui pietus dedu, yra termosų. Tai kas labai anksti išvažiuoja į darbą, tai tikrai galima iš vakaro kažką greit pasiruošti tokio vertingesnio, ne per daug darbo įdedant ir pasimti darbą ir darbę savo ramiai suvalgyti, jeigu skubam važiuoti. Manau, kad tikrai, kas nori visokių receptų galima kreiptis į mus. Mes pasidalinsim savo patirtimis, kaip ką valgyti, kad būtų geras užtaisas dienos pradžiai. Taip, tikrai taip, bet sakau, man asmeniškai pats paprasčiausias, jeigu, kaip tu sakai, skubam, tai aš geriu kokteilius, nes jie pasidaro turbo greitai, net stovint prie raudonos šviesos gali greitai įsipilti, palauki ten porą minučių ir jau kol dar vairuoji, gali ir sugerti. Tai tikrai ir iš patirties tie, kurie tikrai nori pradėti valgyti pusryčius, kad įgautų įprotį, irgi kokteiliai, būtent mūsų, labai puikiai duoda tą lengvumą ryte, nes jeigu, tarkim, negali valgyti ir šį maistą vis tiek, kad reikia valgyti, tai tada toks atsiranda atmetimas, pykinimas ir panašiai, o mūsų kokteiliai tokie yra skanūs, lengvi, tačiau maistingi ir jie yra maisto pakaitalas. Tai už tai tikrai rekomenduoju, jeigu, tarkim, šiaip turėti bent vieną rankinukę ir ekstra atveju suvartoti, jeigu taip kažkaip greitai. Tai šiam kartui tiek, ne? Ačiū labai tau. Tikiuosi buvo naudinga ir tikiuosi tavo auditorija pakomentuos, ar ką išgirdo naujo ir mes susitiksim kitą kartą. O kas turi klausimų, tai drąsiai rašykit, tikrai laukiam, nes tai, ką mes čia pagvildenom, tai galbūt tik maža dalis ir tikrai liko kažkokių atvirų klausimų. Tai rašykit. Padiskutuosim, pakalbėsim, tikrai įdomi, svarbi tema ir yra ką čia dar pakalbėti. O mes sakom iki kito karto ir kitą kartą pakalbėsim gal apie tokią labai gerą irgi temą. Šiandien palietėm baltymus, o gal kitąsyk pakalbėkim apie tos riebalus. Kas tai? Ar čia bijoti tos temos? Žiūrint, kuriuos čia tos riebalus, ar tie, kurie kaupėsi, ar tos, kuriuos reikėtų teisingo suvalgyti. Tai paliekam jums tokie. Kaupėsi, tai viskas aišku, ten nieko nereiks šnekėti. Pakalbėsim apie reikalingus, naudingus mūsų organizmui riebalus, kokias funkcijas jie atlieka. Gerai? Tai ačiū ir gerą vakarą. Ačiū tau ir iki sekančio karto. Iki.